Opa, sveiki draugai. Tai ką, pradedam su žurnaliuga filmuoti serijas apie tai, o apie ką? Kaip tu galvoji? Apie mašinas iš kitų šalių. Va, teisingai. Kokių kitų šalių? Kokią mašiną pasirinkti ir iš kokios šalies? Žurnaliuga, tu rašai man scenarijų, bet pats nežinai, ką daryti pagal šitą scenarijų. Aš žinau, tai aš noriu, kad tu žinotum tiesiog. Supratau, aišku. Tai ką, pirmą seriją pradėsim nuo ko? Ogi nuo lietuviškos mašinos. Kaip pavyzdys, pas mus bus Toyota. Ne pavyzdys, o pacientas. Pacientas. Pas mus bus Toyota Avensis. Automobilis lietuviškas. 2010 metų. 2010. Lietuvoje jisai važinėja 5 metus jau. Ir pasižiūrėsim, koksgi stovis dabar šiam momentu šio automobilio. Pasikelsim jį ant keltuvo, pasižiūrėsim dugną. Ir kai visas mašinas sulyginsim, čia kitose serijose bus, padarysim finalinę seriją ir galėsit parašyti savo nuomonę, iš kurgi pasirinkti automobilį. Kaip jūs galvojate, ar aš būsiu teisus su savo atsakymais ir nuspręsim. Tai žurnaliuga, tu gal padaryk, apfilmuok šitą nuostabų automobilį pamėgtą tautos. Su gražia muzika. Jų, nuo ten į mane. Su automobiliu važinėja senukas, 5 metus. Ir pasižiūrim, kokiagi jo būklė. Tai mašina nėra nauja. Kodėl pasirinkom Toyota? Nes turim keletą Toyotų iš skirtingų šalių. Tai va šita yra lietuviška, turim vokišką, turim danišką ir visas šitas mašinas plius minus sulyginsim. Sulyginsim dar vėliau ir naujesnius modelius. Tai ką mes turim? Kėbulas kaip ir gražus. Arkutės jau matosi pradeda lyst. Lietuviška druska. Žurnaliugai tik dabar turėjo atsikelt. Lietuviška druska daro savo. Čia senukas irgi kažkur važinėjo, matyt. Miške gal grybavo. Jo, žiūrėk, kaip pavyzdys, arkos jau pradeda rudyti. Aš manau, kai ją pasikelsim, matysim labiau. Mašina šitą, kiek žinau, jisai yra prižiūrėjęs. Tai techninė būklė bus gera. Ta prasme, važiuoklė, variklis, bet man rodos iš variklio girdėjau purkštukų kalenimą. Tai, čia toks dalykas sutvarkomas. Mes stengsime kreipti dėmesį į kėbulą. Kodėl į kėbulą? Nes variklį, greičių dėžę, važiuoklę jūs sutvarkyti galėsit. O vat jau patį kėbulą, jau problema. Ką jūs virinsit slengsti ten ar dar kažką, čia jau blogai. Bet, kai reikia taisyti, tada taisom, kaip sakoma. Automobilis 250 ridos, 100% duodu, kad netikra. Bus apie 300 PM, manau, kad. Kodėl? Salonas toks truputį pavargęs yra. Ir šitas Toyotos, negali tai būti, kad jos ten, nežinau, stovėjo 10 metų, 15 ką patvari kažkur ir važinėjo senelis koks nors iki bažnyčios ir atgal, kaip tu galvoji. Negaligi tai būti. O gal įmanoma? Abejoju, kad įmanoma. Ką čia tempt gumą? Varom keliam ant keltuvo ir žiūrim dugną. Svarbiausias dalykas, aspektas automobiliuose. Yra dugnas, slenkščiai ir visa apačia. Dar tuo pačiu pasižiūrėsim, ar neteka variklis, neapsitepalavęs ir taip toliau. Bet sakau, lietuviška mašina ir pasidarysim ir mes tuo pačiu nuomonę ir tuo pačiu jūs žinosit, kokįgi automobilį iš kurios šalies pasirinkti. Ar ieškot visgi pigiau, bet Lietuvoj, ar ieškot geresnio, kur ten plius 2 štukas, kaip pavyzdys, kainuoja nuo rinkos kainos ir pirkti užsienietišką automobilį. Tai užsidedam numerius, numerių nerodom, žmogus nenori reklamuotis, nes sako, galimai dar automobilį reikės parduoti. O toliau pasižiūrės jisai video. Nudžiugs ar ne, ką pasakys toks ekspertas kaip žurnaliukas.
viskas normaliai. Oi, kaip aš seniai nedirbau prie mašinų. Baisu ant slenkščių statyti, gal dar surudės, tai žinai. Taip, gerai, kaip tai su šito keltuvu dirbti. Opa, Normantas Автомастерская. Išsitrauksim, reiškia, telefoną, kad šviestų ir žiūrėt. Einam iš karto žurnaliuką prie galo. Toyotose visą laiką įdomiau pasižiūrėti, kas darosi gale. Nu ir kaip pavyzdys, žiūrėk. Kaip tau? O čia normalu? Čia nėra normalu. Prisiartink. Pasižiūrėk, kas čia darosi. Tai kaip supuvė yra. Ir čia yra galinis traversas. Nu, traversą, aišku, galima pakeisti. Taip? Šiaip jo. Einam toliau, tada einam prie slenkščių. Pasižiūrėk, kas darosi čia. Nu, galima pasakyti, kad irgi dar galima visą šitą dalyką suremontuoti, ne? Viskas nupuvę. Priekinis traversas irgi. Pasižiūrėk, kokios būklės. Nėra gražu, ne? Slenkstukai. Pasižiūrėk, kas čia darosi. Baisu. Baisu. Ką tu galvoji apie automobilį, kuris važinėja Lietuvoje? Aišku, mes nežinom, kokia jo būklė buvo prieš tai. Ir ar nemeluoja senelis, bet jis sakė, kad dugnas buvo tvarkingas. Jie kėlė prieš pirkdami tą automobilį ant keltuvo ir žiūrėjo. Koks irgi geras, ne? Nu va, pasižiūrėk. Tokie va visi dalykai. Va. Čia va viskas. Aš net nežinau, kaip čia vėliau. Neskanu. Tai va tokie va ir dalykai. Kas darosi. Dar po to reikės, žinai, manau, prasišluot dar po tokios mašinos. Apačia matot patys. Traversą, aišku, galima pasikeisti, o galima paimti ir čipsų pavalgyti. Blet. Prieskonį tik tai trūksta, ne? Su druskom. Lietuviškos žiemos. Jo, važiuoklė va matosi, senelis tvarkės, priekinis saugos, disko apsaugata nauja. Čia. Dėl to jinai techniškai ir tvarkinga, bet iš dugno atžvilgio tai ne kažką. O tai ką reiškia? Ką tai reiškia, žurnaliuga? Bus problemų nemažai. Net matai, va, rūdis iš karto krenta. Mes automobilį tik pasikėlėm, jau rūdis krenta nuo jo. Na, pažiūrėk, kas darosi. Net lygia. Nu tai, žurnaliuga, kokia tavo nuomonė apie automobilį, kuris yra atvarytas, kuris važinėja Lietuvoje? Kaip tau? Nu, stovis techniškai mes prasivažiavom. Kaip jisai važiuoja? Techniškai čia priklauso nuo kas turėjo tą mašiną. Taip, jo, kaip jisai ją žiūrėjo? Tai technišką pusę tai aš nežiūrėčiau. O kaip tau dugno būklės, slenkščių? O tai dugno būklė, slenkščių, tada čia tragedija realiai. Tai va, ir kaip tu galvoji, gerai, va tavo logika, kai tu vis tiek automobiliuose ne tiek gal daug supranti, kiek automobilis toks gali dar pravažiuoti? 1-2 žiemą maks. Ir jau reikės vyrinti, taip? Jo. Aš manau, kad irgi taip. Tai nežinau, manau, kad šitą senelį nuliūdinsim, kad reikia jį pardavinėti. Pardavinėti, aišku, už pigiausia rinkos kaina, nes automobilis nėra tvarkingas iš apačios. Techniškai jisai tvarkingas, o iš apačios yra problemų. Kaip tu galvoji, kokia bus būklė iš kurios šalies bus geriausia automobilio būklė? Galimai Italijos. Italijos galimai. Pasižiūrėsim. Iš šiltų regionų, jeigu, kur nėra žiemų ir ne prie jūros.
Gerai, o ką tu galvoji apie finus, švedus? Ten labai daug druskos žiemos, tai manau ten. Bus panašiai, ne? Bet šiaip, mačiau, kad rašė, kad Suomija arba panašiai labai gerai kažkaip. Nu, aš irgi mačiau, kad rašo žmonės, kad Suomija ir taip toliau labai gerai, bet vat mes ir padarysim video, paimsim 10 metų automobilius ir paimsim automobilį, kuris nelinkęs rūdyti, bet kad būtų iš tos šalies, kuri yra blogo klimato, ir paimsim naujesnius automobilius, kurie, nu, kaip pavyzdys, nežinau, 15 metų kažką susirasim, parodysim ir taip toliau. Ir galima bus sulyginti, kaip yra iš tikrųjų. Su lietuvišku variantu, kodėl aš ir perstojau pardavinėti tos lietuviškus automobilius ir taip toliau, nes patys matot, kaip iš tikrųjų yra. Tokį automobilį pardavus, nebe tie laikai, kada galima buvo kažką šūdieną pardavinėti, tokį automobilį pardavus galima susigadinti savo reputaciją ir tuo pačiu susigadinti aikštelės reputaciją ir žmonės nebenorės važiuoti pirkti tų automobilių, nes reputacija taip ir auga, taip ir daroma, kad kažkas pasiūlo kažkam, kad pirko ten, gerą automobilį pardavė ir taip toliau. Taip. O čia sakau, dėl to lietuviškom ir neužsiminėjau, dar čia gerai šitą mašiną plius minus techniškai prižiūrėta yra, o dažniausiai Lietuvoje, kai nupirki, tai yra ir netechniškai, ir neprižiūrėtų, ir tikrai blogios būklės. Tai čia pasisekė, variantas toks, kur plius minus normaliai, patys matėt, naujos detalės yra sudėtos ir taip toliau. Ką dar galim pasidaryti, pasižiūrėti, pasitikrinti, dažyti elementą ar ne. Bet čia irgi priklauso, kaip važinėjo pats. Jo, aš tiesiog stoviu ir matau, kad kapotas dažytas ir dėl to man taip atsirado tokia idėja pasimatot, bet, nu, jis ir dažytas, kaip aš sakau. Svarbu, kad jisai būtų gerai nudažytas. Nes blogai nudažytas, ten jau pradės lysti rūdis ir taip toliau. Bet pasimatuojam, gal pasižiūrim, geras jisai, negeras. Nu, dėl įdomumo galim. Dėl įdomumo galim. Tai ką, varom į aikštelę, ten pas mane visi tie vadinami Prišmanduvai. Prišmanduvai, na. Pala, tiek čia pasižiūrim, kas čia tokio. Pasižiūrėk, koks aparatas. Įdomus, ne? Vat ir sena mašina. Kaip manai? Nu, nepasakyčiau, vokiškas gal, military police. Kaip manai, kaip toks bekeliai važiuoja? Šiaip turėtų gerai važiuoti, ne? Gal kada nors pasitikrinsi. Nu kaip tu žurnaliukai galvoji, kurios detalės bus dažytos? Kapotas. O čia jau baisu, ne? Ir dažytas, ir špakliuotas. Durelės dažytos iš apačios. Nu, vat arka galinė nedažyta, ne? Nu, gal dažyta. Šiaip gal ne. Bet jau vat matosi ir nedažyta ir yra rūdelės. Nedažyta jinai bus, nes yra lipdukas originalus. Bet kodėl durelės? Kažkaip čia įdomiai nudažė, gal užklijavo vėliau lipduką. Čia ne nuo šalies, čia priklauso tiesiog nuo būklės automobilio, kaip jisai buvo prižiūrėtas ir kokie buvo, vadinkim, DTP ar dar kažkas. Šiaip tai reikia tikrinti mašinų iš Italijos, ar dažyti ar ne. Bet jie daugiausia dažyti, ne? Netgi stogas dažytas. Tai va, kodėl dažyta nežinau. Gal buvo parūdėjimų, gal buvo, aišku, nėra špakliaus apart kapoto, bet kažkas buvo. O jei kažkas buvo, sakau, nesvarbu yra dažyta ar nedažyta,
Svarbu, kad nebūtų prišpakliuota ir nebūtų blogai nudažyta. Kaip pavyzdys, priekinis bamperis, jisai, manau, buvo dažytas. Kažkas netinkamai jį paruošė ir dėl to yra tokia šiam momentui problema. Tai va, su tokiu lietuvišku automobiliu mes susidurėm, parodėm jums, kaip yra, kokia yra būklė lietuviško automobilio. Kol kas jokių nuomonių nedarysim. Blogas jisai, geras, į ką atkreipti dėmesį, ta prasme, perkati automobilį iš užsienio, nes dar sulyginsim vėliau iš kitų šalių automobilius ir tada jau žinosim kažkokį tikslų plius minus atsakymą. Šiam momentui parašykit komentaruose, ar pirktumėt tokios būklės automobilį, kaip pavyzdys jūs pirkėjas, susitarėt su pardavėju, kad galima patikrinti jį ant keltuvo, ant duobės ir pamatėt tokius niuansus. Kai kurie gali parašyti, kad padaryt galima antikorozinį ir viskas bus čiki-piki. Gerai. Vėliau finalinį seriją irgi parodysim, papasakosim, kaip yra su tais antikoroziniais iš tikrųjų ir ką galima iš ten gauti su tais antikoroziniais ir apskritai, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Tu, žurnaliuga, tokį automobilį pirktum? Šiaip dėl dugno aš nepirkčiau tokį. Kodėl? Nes dugnas čia dalykas, kurio tu nepakeisi. Tai va, tai aišku, galima suvirint, aišku, galima ten patept kažkom ir taip toliau, nu bet... Ar to reikia, čia laiko gaišinimas, bet kai mašiną nuvarai į dažytoją ir 2 mėnesius laukia, kad nuvažiuot kažkur su mašina. Tai va, tame ir esmė, bet sakau, nedarom kol kas jokių nuomonių, pasižiūrėsim iš kitų šalių automobilius, pasitikrinsim ir tada žinosim, iš kurgi nupirkti, iš kokios šalies automobilį, kad jisai būtų tvarkingas. Kodėl rodom ne kokį nors BMW, ne kokią nors Audi ir taip toliau, rodom Toyota, nes tas automobilis yra paprastas, aiškus žmonėm, žmonės dažniausiai nori tokių automobilių, dėl to ir parodysim būtent tautos pamėgtus automobilius, bet parodysim irgi ir BMW pasikelsim, ir Audi kokią pasikelsim. Dėl ko Audi ir BMW dar netgi nekeliam, nežiūrėjom, nes pas juos traversai aliumininiai yra. Tai traversas nerūdyja. O čia yra ką parodyti, nes traversai metaliniai. Tai patys suprantat, kad reiškia, yra kontento, yra ką parodyti žmonėms. Patiko, nepatiko, būtinai prenumeruokit kanalą, nes ne ateityje, o sekančiose serijose pamatysite iš kitų šalių automobilius, iš Europos ir pasidarysit savo jau tada nuomonę ir mes Karočią jo, padarysim savo nuomonę, iš kokios šaliesgi mes jums siūlytume pirkti automobilius. Jums kitose kanaluose to tikrai neparodys, tad būtinai prenumeruokit, iki 10 000 liko 100 PM kažkur rašė. 100 PM, kai šita serija jo išeis. Kitokia viena serija, ne? Jo, bus kitokia viena serija, sužinosit kokia bus serija ir milijono nelaimėsit, bet 3 nuliukų laimėsit, ne? Gal iš vis nieko nelaimės. Nieko nesakom, nieko nerodom, nieko nedarom. Все, iki susitikimo. Ir kaip ten žmonės dabar prašė, kad mes baiginėtume seriją? Arba taip kaip praeitą, arba paėmė raktukus ir uždarai mašiną. Numerius dar reikės užsidėti, mašiną nuvaryti. Pabaigti.